Nu trečią vieną įkalį, tada pamiegi ir tada va iki jūkiuko. Nu čia, aišku, Gedimino diena. Aš, pavyzdžiui, savo dieną po darbo... Aš dieną po darbo, skaičiu, vertinčiau dviem atvejais. Iki tol, kol turiu merginą ir po to, kai neturiu. Bet nesakyk, dar po šeštadieniais negeriam, nes... Dabar ne, nes turiu merginą, kitas dalykas. O aš geriau pasakysiu tą dalį, ta prasme, kai neturėjau merginos, kokia mano diena būdavo po darbo, tai visą laiką prabudęs. Po darbo tai kaip pasukdavau galvą į šoną. Išvarydavai tą merginą, kuri... Ne, aš tiesiog pasižiūrėdavau, kas guli šalia, po to apsidarydavau, kur esu. Žiūrėjau 28, dabar žiūri 21. Ne, nes tu išėjai, Pauliu. Tylės paras. Grįžt, Pauliu, ten paslėpęs už kadro. Dažnai tas prašo sugrįžti. Kai krykauja pempės ir artoji dainuoja. O, aš turiu myslę tokia. Ar aš sakiau ją? Bet pakartok, mes nesupratom pirmąjį kartą, gal dabar atspėsim. Ten miške, kur eglės ošia, po pušim sena, buvo meškinas rudnosis, rudnosienė, kas jo žmona? Rudnosienė. Aš kažkaip man galvoju tik mindy pasukasi, aš nežinau. Nu tai gerai, nu tai pasakok toliau. Aš jau pamiršau, kokį buvo. Apie barmeno dieną. Barmeno diena. Barmenų dieta. Barmeno diena. Kokia yra barmenų dieta? Pauliau, niekas tais neklausė. Galiu aš persėsti, aš nenoriu, kad jis būtų šalia mane. Nu pasakok toliau. Nu nieko, paprasčiausiai būdavo taip, kad kai neturi antrosios pusės, dažniausiai pabundi kitą dieną po darbo, tikrai ne namie, nes šeštadienis būdavo ta diena, kada gali atsipalaiduoti po darbo, tai sekmadienis visą laiką būdavo kelionė namo ir galiausiai krenti į lovą, nes tau reikia dar kartą pailsėti. Tai va, tokios būdavo tos dienos, dabar tos dienos truputėlį liūdnesnė. Tai jau po truputį sekis tuos ragus, man atrodo, vėl. Taip lauksi linksmesnių dienų. Pauliau. Dažnai man šaukia Pauliau. Bet dėma, kai pagalvoju, barmeno darbas, ne? Kai Džesinas kažkaip parašė, tipo, va, dirbu, groju, tūsinas ir už tai dar batkas moka. Aš pagalvojau... Nežinau, ar jis ten tūsinas. Kai gal turbūt buvo remontas, aš pirmą savaitgalį turėjau laisvą, aš nuėjau į klubą, gėriau, tūsinau, išleidau ten 200-300 litų per vakarą ir, tipo, what the fuck, aš tą patį galiu veikti toj baro pusėje, tą patį veikti ir dar uždirbti pinigus. Tai nežinau, va, ateini į darbą, tūsiniai, geri ir tas arba šaibas moka. Paskui tie, žinai, netitikimai, kiek ten alkoholio liko mėnesio gale, ne? Nebūna. Ne, tai turim gerų draugų. Gedai? Gedai dalykai. Ne, tu labai dažnai išėjai. Tu papasakos, įdomus. Ką? Ką papasakos? Nu, jeigu gerai papasakos. Tu dabar dirbi už alkoholį? Kaip? Tu už alkoholį dirbi? Jeigu mes to įplanom, tu papasakai. Jis dirba už bet ką, jam svarbu, kas nors darbo duos. Ne, aš... Realiai, aš nežinau, reklama čia reklama. Aš dirbu vienam iš 5 geriausių Klaipėdos klubų. Viename iš 5? Aš palikau, nes aš bijau, kad Jonas... Tai vėl 3 dienas ieškos. Klausimą duokit. Tai tu žadėjai papasakot kažką tai apie... Apie 5 geriausius Klaipėdos klubus, kuriame viename iš jų dirbi. O kokie įeina apie 5, pavyzdžiui, taip? Objektyviai. Kaip keistas klausimas. 2 iš 5 jau pradirbai. Koks sekantis pastojimas? Matrioška. Ir kartoška. O buvom realiai... Nesąmonė. Kam šnekėt apie kitus klubus, kai mes turim 2 geriausius? Irimis juokėsi. Dar turi. Yra tau fokusas nepavykęs kada nors? O. Vieną, kai buvo bairis, kai aš dar dirbau daktarą Huo, ir buvo kolektyvo Palius. Be šefų, be nieko. Čia tada, kai mūsų ūkvedis surišai. Tas niekas, kai ūkvedis surišai ir bučiavai atletas.
Ar tas kartas kaip ūkidėjo nuo laiptų vilkom? Bet čia tas pats buvo, bet ne tas. Ukrainitas. Vienu žodžiu, buvo bairis, kad išvažiavom su Dr. barmenais, su šokėjais į Platelių ežerą. Čia buvo irgi nieko Geras. Visi užsnūdo Kriko pempėse, kur paskirdo to gandras nevidonas nešė vaiką. Paulius sako, einu žvejot, jis stovi su šratiniu šautuvu ežere. Iki kelių įlindė. Tada Narau į mišką, ne, aš papasakot, galiu? Bet tau įsterėjo prasideda. Ar papasakos galiu? Visi buvo porom. O tu buvai vienas. Aš buvau poroj, bet žinai, anksčiau kažkaip užsnūdo, nežinau. Aš jai buvau negražu. Inga. Ir aš, žinai, užsnūdo, aš iš palapinės išėjau, nuėjau, pasiėmiau šautuvą, ėjau mišką, galvoju, bairį, padarysiu draugams bairį, pasiėmiau šautuvą, išėjau medžioti paukščių. Nu, šratinį šautuvą ten. O tai ką tu ežere darėjai? Palauk. Einu aš su šautuvu per mišką normaliai, ieškau tų paukščių, o kadangi aš einu, jie visi baidosi. Jau bėga lauk, jau padarysiu, taip apgausiu. Kadangi aš fokusininkas, jau apgausiu visus. Atsėdau prie eglės, atsisėdau taip, laukiu, kol paukštis, kuris manęs nemato, kad aš sėdžiu, atskris šalia, aš jį paimsiu taip nušausiu, žinai. Sėdžiu, laukiu. Lėt, odai, kažkaip pulti. Odai puola, aš tik bandau odas nubaidyti, paukščiai visi išskrenda lauk. Nu, laukiu, nesulaukiu, grįžtu atgal, o kol grįžau, tai jau tuo metu buvo kažkokie kaimiečiai atvažiavę prie ežero. Matau marozai. Čia tu ištėlį kažką. Ir man reikia praeiti pro marozai. Daisim. Man reikėjo praeiti pro marozas, kad daeiti iki savo palapinės, kuris savo, nu, kaip aš galvoju, kad mergaitė miegu. Ir aš einu su to šautuvu, galvoju, jo, tie marozai prie manęs prisikabins, daug pašaudyt. Pasėmiau šovinius, įsikišau labai stipriai tą mažykę kišenykę, kita yra. Kad nenušautų. Ir einu, jo, tie marozai, mane šautuvo, daug pašaudyt. Tai gerai, galvoju, kad nebūtų nesąmonės, vis laikas pas mane būna nesąmonė. Darau jam pašaudyt, ten viens kitą ten gaudo, šaudo, ten su tušiai šoviniai. Ir vienas taip kampės stovi, matau, kad neįdo, taip mane žiūri. Žinau, esu motis tave, sako, tu buvai tame, myliu, pasirink, sako, mane. Sakau, jo, buvau, taip sakiau, buvau. Sakau, buvau, pasirink mane ir pradėjau pasakoti jam tą istoriją, kaip ten su Mikutavičius pažinom, ten su foje, aš tikiuosi, jis nežiūri, taip toliau. Ir susipažinom normaliai, nes aš norėjau tą šautuvą atgauti, nes, geriau yra tos priešus prisitraukti prie savęs ir paskui pasiimti tą šautuvą ir neįt atgal į palapinę, atsigulti ir vienu žodžiu ir taip toliau. Ir mes ten plėpėjom, jie pasiėmė to Grand Cavalier Boeingą, su manim tikrai. Ir sako vienas, aš pradėjau sakyti, sakau, aš moku fokusas parodyti. Sako vienam, sugalvok skaičių nuo 1 iki 5 ir man nesakyk. Sako, žinau tą fokusą, sako, paskambinsiu draugeliui, sako, Anas irgi fokusininkas yra, jis mane pasakys, kuris skaičių pasakys. Skambina draugui, sako, girdi, mane yra apgaviks, ir on mane pasakė, sako, sugalvot skaičių nuo 1 iki 5, kurį pasirink? Tai sako jam 4, jis man sako, 4, sako, jo, štai telefonas, sako, jo, atspėjau. Tu irgi buvai. Bet nemeluoja, buvau liudininkas iš tikrųjų, taip ir buvo, šitą istoriją. Mes tą kartą su Kestu vienai palapinį mėgojom, o Kestas čia tautas, kad šaštas. Aš išgirdau kažkokius balsus, nes Gedinu mėgau palapinį ir vienu metus išėjau su mūsų šokėjo Martyno pažiūrėti, nes aš pagalvojau, iš tikrųjų, kad ten buvo pasudėti šašlykai, man labiau rūpėjo šašlykai, kad būtų nepavokti. Ne, kad Paulius. O kad šašlykai gali. Nu, po to, kas ten dar buvo su kitais fokusais? Nu, tuo metu Kriko pempės. Galėtum apibūdinti tuos žmonės, ta prasme, iš O kur jie buvo grįžę ir iš kur turėjo o keliauti. kitas pirmadienį turėjo atsėsti. Tie žmonės, kurie su manim bendravo, jų neleistų nei vieną iš 5 Klaipėdos geriausių klubų, tikrai. O į kokį leistų?
Taigi 2 yra. P. geriausi klubai. 5 klubai, bet yra 2 geriausi. Yra vieni iš geriausių 5 klubai. Supratau. Nemaišykit. Mūsų žvaigždė susikaupė. Ne, man užpiso, kai mane spaudžia. Spaudžia, ten reikalauja. Nesikelti. Čia pirmoji pyra. Aš te pitbull. Tai šiandien būsi tas sineris, nusidėjėlis. Ateisi pas mus į klubą? Kokį? Į vieną iš 2 Vienas geriausių. dviejų geriausių. Vieną iš 2 geriausių tikrai pasirodysiu. O į savo ten tą eisi? Kokį? Bet tu persirengsit prieš mūsų ateidamas, ne? Kuom? Aš šiandien žadėjom, tipo, mūsų draugas šiandien, kolega Karolį, operavo. O Kas galiu čia buvo? ligoninį. Ej, iš Betmeno namo. Vieną iš geriausių klubų ėjo namo. Betmanas? Nu, Betmeno, Šikšnos. Negalim tarti vardo. Vienas iš geriausių 5. Čia klubas tai pasakė? Šekšnos. Tai dabar logai padarė Betmeno. Ten gribet menologas. Čia taip pasiklausau. Tai jie dabar padarė logą ir tipo vadėjo Batman. Nu, kad aš ten buvom sekmadienį Pakeitė kažkaip. pavadinimą. Džimbimo litrą ai, čia reklamuosiu už 109 litrų. Nu ir karočią, nukrito nesėkmingai. Kitą savaitę dar atėjo darbą, atidirbo. Nes iš pirmo pagūglo. Nu, dar praeitą šeštadienį dirbo. Antradienį, aš sako, Google skaičiau, čia tepaliukų patepsiu praeis, sako. Nu, ja, pas daktarą kojas lūžys, skeveldrinis kažkaip. Sako, aš tepaliukų Jis dar skaičiau. dirbo geriau? Nu tai taip, sakau, sulūžs sekoja. Nes jam atrodė, kad... Nes jis Google skaitė, kad čia taip turi būti. Pateps tepaliukų Natūralu. po savaitės. Tai va, šiandien Kur štai. neiškito? Kur tai? O nėra tai buvę va, darbo metu, va, barmenams kažkokių tokių va, bairių, ten nuo laiptų nusirėti su... Yra buvęs toks vienas tai su mūsų draugu, buvusiu draugu, Mindaugu, Heleris. Čia gal geriau... Minty pasiluoti. Minty pasiluoti. Ai, šiandien, tipo, Barcelona. Viena prašiausių komandų pasaulyje, kuri gali sugebėti pralaimėti 3 mačus iš eilės. Dar jau. Pasislinktas, nesimato. Manęs nesimato. Tai va, šiandien Kęstutis sakė, dirbo paskutinę dieną, bet turbūt. Kaip jau būtų gaila. Kad 6,000 žiūrovų. Tiesiog nemetė. Jo, 6,000. Pasistengti. Pasistengsiu. Vėl tas nutikimas. Kuriozas, kur būna kartais pasitaiko barmenams. Nežinau, ten flerina, atmėto, matai? į galvą pataiko. Praskalta nosis. Sau? Jo. Aš kažkada buvau užsidegęs savo... Parodyk randą, kokį turi. Aš nežinau, čia kamera fiksuos, nefiksuos. Čia mano draugas, kolega, padarė man. Žiūrėkime, ir matysis, kad randas ant rankos. Nesimato, trūksta apšvietimo, prastas randas. Bet būna tokių stacijų, ta prasme... Tai Kęstas pamatė mergą viršui, mojuoja, aš išeikit. Aš ir norėjau merginai parodyti, ateik čia. O tuo metu jisai kažkaip ten su šeikeriu arba kitaip laktuvu, vadinkime, užspringė per ranką ir man ten kraujas bėgo, pirštų Išvežė į ligoninę, siuvo. Išvežė į ligoninę, susiuvo. Ir tokių būna, ta prasme, atrodo, darbas lyg būtų ir saugus, bet kad tai taip gauna tokios situacijos, kad gali susižeisti lygioj vietą. Išgėrus. Tai nuo baro nukrenti ten į lentynas. O būna taip? Nuo baro nukrisi lentynas? Ne, kai darbe gerti yra tabu. Ne, mes darbe negeriam, nes išeik ir man Aš irgi dabar negeriu. Ne, visko būna, visokių situacijų būna, nes jisai vienaip ar kitaip alkoholis yra neatsiejama iš to darbo dalis. Ne, būna, žinok, tokių kuriozų ten. Mano klientai, manau... Ateina, galima alaus. Ne, kokį alaus turi koronas. Tai gerai, pilt pusę litros. Ai, va, o tokių vat yra būna, va, tokių vat. Iš klientų pusės tokių daugiau Oi, užsakymų. čia, bet čia, žinok, tarp barmenų juokingiau. Tai, pavyzdžiui, tau gal ne tai bus juokinga. Aš pasijoksiu. Įdomu žiūrovų. Ten kaip Kuba Laiber padaryk, ar žinai, iš tas. Būna ateina žmogus, tarkim, pasako, aš nežinau, tarkim... Ai va, vienas iš buvo čia, tikiuosi, ta mergaitė žiūri, labai nori, kad nežiūrėtų. Tai jis sako, man padaryk martinį kokteilį. Gerai, sakau, martinį dry, ten tokį, sprite atsu. Padariau aš, jeigu neklystu martinį dry kokteilį, tai man... ką tu čia darai, kai man martinį kokteilį, sako, padaryk. Nu gerai, sakau, tai kaip jis darosi, žinai. Sakau, vermutas, nu tipo martinis. Ne, ten be vermuto.
sakau, Martinai, vyra vermutas, žinai. Ne, ten Martinis neįeina. Ir sakau, nu tai, tipo, aš pas tai ateisiu, sakysiu, įpilk man vodkės, bet ten Russian standard pilk, bet man vodkės nepilk. Nu, tipo, tokiam lygiui, žinai. Yra žmonių, skubau, pavyzdžiui, kas klubuose, tarkim, lankosi, vis tiek jinai per kitaip žinau, Kubalibrė, ta prasme. Kaip? Kubalibrė, pavyzdžiui, vienai per kitaip yra žinom, kad tai būtų romas, žalioji citrina būtų ir kola. Tai, na, žodžiu, ateina žmogus ir sako, padaryk man vieną Kubalibrę ir 4 romas su kola, ta prasme. Tai aš nematau labai didelio skirtumo, bet, nu ką, aš žmogui pasakai, paskui sudėdė visus vienodus kokteilius, sako, kuri čia Kubalibrė, turi bet kurį. Tai tiesiog jis pasiima ir geria, žinai. Mes turim naują svečią, tai netikėtai. O kitas tik tai būna atvirkščiai. Būna senas svečias. Senas svečias, žinai, kaip ateina, būna, kad kitas susistato, 4 Kubalibrė ir 2 vodkės, žinai. Ir sako, man 2 Kubalibrė. Nieko nesvarbu. O kokia tema čia? Apie Kubalibrės. O aš matau, tu esi susijęs kažką su Kubalibrėm, tau buvo nutikimas, ne? Ne, aš esu žiauriai susijęs su žemės ūkiu. Žemės ūkiu. O žemės ūkiai naudojate Kubalibrės? Kubalibrės iki šios dainos ne, bet aš galvoju pradėsiu. O kurio maždaug sraityta prasme čia? Ta su žemės ūkiu ir kur sėtųsi su Kubalibrėmis? Ta prasme, po talkos Kubalibrės ar prieš talką Kubalibrės? Prieš talką. Po talką. Vienu žodžiu, visas gyvenimo atvejais. O tai šiandien jau yra po talkos, kaip suprantu. Šiandieną yra išskirtinis atvejis. Kadangi mes esam susitikę po talkos, tai mes esam panaudoję ne tik Kubalibrę. O talka, ta prasme, mes dabar žinom, kad tai yra kovo pradžia, tai kokia galėjo būti talka, ta prasme? Talkova. Šienas. Šienas, tai jau senai kaip... Šienai praėjo, trenkėje praėjus, bulviakasiai praėjo, tai tas buvo labai įdomu, kokią talką galima suorganizuoti. Sezonui ruošiasi. Talkos pasiruošimas sezonui, ta prasme. Bet taip jau tokie studijai, taip gerai išmanai apie žemės ūkį. Aha, jo, aš Nesitikavau. Nu, turėjau kaimą, tiesiog būdavau priversti vykti. Man kaimas būdavo priverstinė darbo stovykla, tiesiog šitą laiką išveždavo tėvai. Aš dirbdavau, jie talką darydavo. Tai va taip ir iš to ir išmokau, žinai, kur talka, kur darbas skirti. O gal galim mūsų naujas svečias, mes galėtume tiesiog į su Paulium Norbutu pasodinti dviese, manau, čia nebereikėtų. Jie kalbėtų, nes manęs šaukia darbas, aš žinau, ją apačią. Pauliu, ateik atsisės. Ai, 2 Pauliai, čia bus 2 Pauliai. 2 Paulius? Paulius ar Paulius? Aš esu suruošęs jums fokusą vieną. Žiūrėkit. Šis rankas tiesiai. Labai gali būti Užspauskit. žinai. Nes po talkos Užspauskit. panagės būna juodas. Stipriai. Taip, patrankykit. Rūdas esat. Stipriai. Iš Italijos nesirinkit. Dabar dešinę ranką patraukit. Patraukit, stipriai. Tik tai atremk. Dabar atremk. O šitą? Net sumaišiau ranką. Net ranką sumaišiau. Apgavyks. Banda. Yra nosis. Nu, raganosio. Kurie rankai raganosio nosis? Šito. Gal nes jo. Kairė ranka tada, ne? Kairė ranka. O galėtum atnešt mano ragiuką? Pauliu, galėtum už sofos Ai, baisu? yra laikas rinkti akinius, laikas neliesti. Žiūrėkit, aš vakar buvau nusipirkęs, tikrai paršiuką, garbė žodis paršiuką, buvau nusipirkęs iš Mažeikių, man atvežė. Ir buvau į Akropolį nuėjęs, galvau, kuom, šert, aš nežinau. Žaidį Paulių. O, toliau kaip. Viskas gerai, žinai. Jūs mane kai liečiat, šiaip taip suskystų. Aš galiu kiečiau. Ne, nieko. Nori dar fokusą parodysiu? Norėčiau išgerti. Ką čia gali?
Prieš tarpinį. Ką duoda per gerą? Sugalvokit. Čia ne mano gėrimas. Kratinų gėrimas. Sugalvokit skaičių nuo 1 iki 5 ir man nesakykit. Nuo 1 iki 5. Aš tikiuosi, jaučiu. Filmuot, nu. Sugalvokit skaičių nuo 1 iki 5 ir man nesakykit. Gerai. Sugalvojat? Ir ponas. 4. Kodėl? Nu tai, kodėl jūs sugalvojat? Taip ar ne? Ar 4? Ar 4? 2. Tai reikia nuo 1 iki 10. Kodėl? Ką? Nu žiūrėk. Žiūrėk, žmogus. Yra cigarete. Aš nebegaliu. Žiūrėk. Aš dabar išeisiu lauk. Ačiū Dievui. Dabar reikia eiti iš tikrųjų. Gal dar pabūs? Padėkit tą cigaretę. Naujas saugas. Aš išeinu lauk, tą cigaretę tegul ta būna. Ne, tegul nebūna. Žiūrėkit. Kad visi mūsų klientai, lankytojai matytų. Žiūrėk. Yra cigaretė? Somebody home. Žiūrėkit. 1, 2, 3. Nebežinau, paskui tai fokus. Ką? Pauliau, gali sugrįžti. Geras, parodyk dar. Žiūrėk. Arba jau, ateik. Aš noriu paprašyti. Palaukit. O, tas gerai. Žiūrėk dar geriau. Paskui palanks. Nu? Ne. Nu, vai. Dar vieną. Kuria rankų cigaretė? Ir ranka vedu. Jis nupirkė mano dėmesį. Iš tikrųjų mes esam sustarę. Arba va, žiūrėk, 3 cigaretės. Ne? Įsirink vieną. Ne, nu palauk. Yra 3 cigaretės. Vieną pirštą duok. Ne, čia padėk. Ir pasukinėk. Patrauk. Žinai, tą Ramūnį myli, nemyli. Bet tas tai ne apie ko. Žiūrėk. Somebody wants to be free. Ne, man jau laikas eiti. Yra laikas rinkti akmenis ir yra. Poliau, už sofos palikai ragiuką ten. Mums reikėtų ją. Nu, sveikata. Malonu buvo. Šlapas svečias. Mūsų svečiai, mūsų išėjo. Paulius ant Paulius. Nežinau, vėliau baimė bus. Tai va. Kas yra? Galbūt dar Gediminas mums priminsiu, kas rytoj mūsų laukia Kileriuose. Nu, Staff Party. Staff Party? Ja. O kas bus Staff Party? Iš tikrųjų, labai dažnai ten, tipo, kiekvienas turbūt barmenas turi labai daug klientų, nu, tipo, klientų, kurie su jais nori išgerti. Ir tai bus puikiai proga, nes visi Klaipėdos, visų naktinių klubų, barų ir taip toliau. Barmenai renkasi 5 geriausių. 5 geriausių. Ne, visų barų. Ne, iš tikrųjų visų. Ir Betmenų irgi šiandien važiuojam kaip tyma. Tai renkasi Kileriuose ir visi norintys gali ateiti išgerti su savo, nu, tipo, mėgstamis barmenais. Nes, nu, man atrodo, šitą idėją labai gera, nes tikrai, va, manau, ir Kestas, ir aš, ir bet kuris kitas barmenas turi savo klientų ratą didžiulį. Ir visai, kad vien davai išgeriam. Kartais jau galimybės, tai ką tu nebeleidžia su visais išgerti. O šiandien ką veikia tas daiktas ant tavo galvos? Ai, čia, tipo, aš labai geras. O kodėl aš vienas kadrai šis tikau? Kestas. Kęstutis pristatys, kas šiandien vyksta. Kestas labai dažnai šneka, jis kaip aš į eterį ir tada, tipo, šiandien pas mus klube. Taugi pavyksta, jeigu man. Man pavyksta, man nepavyksta. Tai kas šiandien bus? Pulp. Vau. O dabar kaip tik angliškas vėlgi pavadinimas. Ne, šiandieną tiesiog bus šventųjų ir velnių vakaras, teisingai.
teisingai supratome. Šventų ir nuodėmingų. Ir nuodėmingųjų, jo, vakar. Tai nuo Taip, trijų. Darysi nuodėmės? Stengsiuosi kiek galiu, tik neperžengti ribų, netingėti. Šokėjai ant baro, šokėjos ant Po baro. baru, šokėjai. Po baru, visur. Ne, tai Paulius pavarovičius. Visai nebloga muzika, kurią uždės Andrew. Nesakom geriausia, nes geriausia kitose groja. Bus tributas kiekvienai dainai. Tai va, tai ką, ir kitą penktadienį. Kitas penktadienis, 23 valanda. Ir vėl Kovo mes čia. 8 bus, tai gal Bus padarysim. ypatinga diena. Turėsim, Striptizą gal padarysim čia. Tiesiog turėsim galbūt moteriškos daugiau auditorijos čia pas mus. Ždanova pakviesti. Sėdėsim Ždanovą, gal jau žinos, kiek futbolininkų yra aikšteliai, kurie komandai 10, kurie 11. Ir tiesiog animetrį striptizą parodys. Tada mūsų svečias. Žiūrėk, gal 9000 žiūri. Tai ką, judam į apačią, nes Į sakėm, kad apačią. susimatysime Laukiam. penktadienį, o susimatysime šiandieną. Laukiam doktorgų ir iki. Iki. Vėl tokias